čia Penki spalva tau neprileido. 5 už Silkę. 8 už Šalamają. Taip. All good. Aš skambu. Tai ką, Šalamaja, Tadas ir Marius prieš Silkę Patalose, Remigė ir Justė. Tadas ir Marius, man rodos, praeitą irgi dalyvavote, ne? Tuo pačiu sąstatu ar? Tuo pačiu. Tu buvo su Haroldu? Ne, aš ne su Haroldu, aš su Audronė dalyvavau. O mano porininkė nežaidžia. Tai va, tai dabar kita pora, kitaip išbandysim. O čia tai jau visi žino, vicečempionės, kur per fuksą prapylė per fuksą, grinai. Ne, pusė vicečempionių. Remigija su Živilė. jo. Su Živilė tuo metu. Tai, bet visi visada nieko prieš jūsų porininkę, bet visi apie Remigiją tik šneka. Va čia didžiausia problema, kad visi pamiršta, kad aš turiu porininką. Jo, nes O mano porininkai pasižiūri. dažniausiai yra tie, kurie, sakykime, be porininko aš ir nelaimėčiau. O praeitą sezoną nežaidė, ne? Ne. Va. Ir tik triukšmingai palaikydavau. Jo. Aš labai triukšmingai taip. Tai Kaunas prieš Kauną. Dviejų Kauno komandų atstovai, kurios lyderiauja Kaune. Ir neaišku, kas kada bus čempionai savo miesto. Gal kada ir Lietuvos, aš labai tikiuosi, ar nokautų taurės. Tai ką, pradedame žaidimą. Tai Šalamaja ekrano kairėje, Silkė dešinėje ir Silkė Patalose. Ir pradėsim nuo pirmo turo. 6 klausimai. Kas žino, tas spaudžiate ir 1 taškas už jūsų teisingą atsakymą. Pirmieji paspaudę turės galimybę atsakyti. Tai kuris sunkesnis, pirmas ar antras žaidimas buvo? Pirmas. Pirmas. Daviau tokiu. Nu, dabar tada reiškia, dabar bus lengviausias, ne? Dabar bus kaip tik tas, kur nei vieno nežinosim atsakymą. Tai keliamės į Ameriką pirmame klausime ir kas Jungtinės Amerikos valstijose trumpinama USN raidėmis? Būtent pas jų kas? Laivynas, US Navy. Taip, United States Navy, Jungtinių valstijų karinės jūrų pajėgos, 0-1. Antrasis, kuriuo skaičiumi buvo pažymėta antroji pilotuojama NASA Apollo serijos misija. Antroji pilotuojama, o kuriuo skaičiu buvo? Bandom 8. Taip, tam ir įdėjau logotipą, kad matytumėt 8-oji misija. Tai va čia mes už tai ir užtrukom, galvoju, 0-2. Ja. Kad pilotuojama misija aplink, matote, skrido ir gavosi begalybės ženklas arba 8-tukas, 8-oji misija. Trečiasis, koks žmogaus ir kitų žinduolio kūno organas graikiškai vadinamas hepar? Kepenis? Taip, kepenis. Lengvas, ane? Per lengva. Tiesiog nespėjom. Ketvirtasis. Čia tokie labiau automobilistai žiūri ar neturi tą logo. Kas lepiasi Porsche logotipe po X-u? Nuo. Bulius. Ne bulius. Briedis. Ir ne briedis. Taip jau maniau, kad su tie ragai gali pakišti koją. Taip kaip ir daugumoje sportiniuose, kaip ir Ferrari žirgas, kaip ir Mustango žirgas, taip ir Porsche turi žirgą. 1-2. Tarp tų dviejų rinkotės? Tarp žirgo ir buliaus rinkotės? Penktasis. 35. Amerikos prezidentas buvo John F. Kennedy.
Fenimore? Ne. Fitzgerald. Koks vardas? Fitzgeraldas. Taip, Fitzgeraldas. 2-2. Ir paskutinysis. Tai Klaudo Šalot 1789 metų paveikslas X apgultis. Kas yra X? Bastilija. Taip, Bastilija 3-2. Ir Šalamaja, kurie vasarą sušilo ir Šiltamaja yra pirmauja 3-2. Va taip. Na, bet ir už jūs balsavo daugiau, tai taip ir turbūt, ne? Keliamės į antrąjį turą, kur vėl 6 klausimai, 1 atsakymas už jūsų teisingą atsakymą, bet jau turėsite atsakymų variantus. Pirmieji paspaudę atsakinės ir galite net be atsakymų variantų. Jeigu tik žinote, spaudžiate, sakote ir jeigu teisingai, gausite tašką ir neleisite pasireikšti priešininkam. Pirmasis. Senovės romėnų teisėje juo vadinta veika, pažeidžianti asmens ar asmenų grupės interesus. Kas yra jis? Deliktas, ipsas, kodeksas, peritetas. Nu, kas apie teisę nusimastot? Imam C. C ne. Kodeksas dėja, bet ne. A. Taip, tai yra deliktas. Ipso irgi teisėje vadinamas, bet tai lotyniškas pats savaime reiškintis. O peritetas tai ekonominis vienos šalies piniginio vieneto santykis su kitos šalies piniginiu vienetu. Tai va, tai deliktas. 3-3. Antrasis. Ford K Indijos, Meksikos, Pietų Afrikos ir dar keliose rinkose buvo parduodamas kaip Ford Eco, Figo, Kona, Tang. Ikona. Ne, čia galvojau yra ikona ir pagalvojau, kažkas pasimaus. Liko Eko, Figo arba Tang. Eko. Ir ne Eko. Jums liko Figo arba Tang. Figo. Taip, tai yra itališkas žodis, nes ir Italijoje buvo pardavinėjama ir dabar, jei negerai, net neužsirašiau, bet jeigu gerai atsimenu, Figo reiškia cool, kietas ar kažkas panašaus lyg tais. Mano italų tiek negeros dar. Tai 3-4. Silkė pataluose priekyje. Trečiasis. Kaip siejasi Pažaislio vienuolynas ir Kauno Fredos rajonas? Kauniečiam klausimas. Fredoje buvo įkurtas Pažaislio vienuolyno filialas. Iš Pažaislio vienuolyno į Fredą veda slaptas tunelis. Pažaislio vyriausias vienuolis vadovavęs vienuolynui net 40 metų įkūrė Fredos rajoną. Rajonas pavadintas italų architekto Alfredo pavarde, kuris prisidėjo prie Pažaislio vienuolyno projekto. Gal D? Taip, būtent Alfredo pavarde rajonas pavadintas 4-4. Fredos rajoną žinot? Žinom. Pažaislio tikrai žinot. Ir joks slaptas tunelis O neveda. šitą tai žinau, kad tikrai ne. Ketvirtasis. Kaip vadinamas asmuo mečetėje šaukiantis tikinčiuosius maldai? Muedzinas. Garsiau? Muedzinas. Taip, muedzinas. Pasaka, gal ta religija prie širdies? Šaukėjas. Penktasis. Kelintais metais įvyko pirmasis mokamas viešas kino seansas. Galiu pasakyti, kad broliai Liumjerai. Skaitoma, kad užfiksuota, kad būtent broliai Liumjerai. Gal kažkokiam užkampiu buvo anksčiau, bet teigiama, kad jie pirmieji. Tai kuriais metais? 1885, 1890, 1895 ar 1900? 1895. Taip, 1895. 6-4 Šalamaja priekyje. Ir paskutinysis klausimas.
Pietų Korėjos populiarioji muzika pas mus vadinama K-pop, ne? Kokiu žodžiu ją vadina patys korėjiečiai? Atleiskit už mano korėjiečių kalbą. Goja, Kija, Gaja, atsiprašau, Gaja, Kija, Kyuni ar Lodau? Bandom C, Kyuni. Ne Kyuni. A. Taip, tai yra Gajo. 7-4, va taip, 3 taškais. Šalamaja baigė antrą turą pirmaudami. 2 daugiau atsakėt. Kija yra beje faraono Echnatono antroji žmona. Gal Teks pradėti klausyti. kažkada prireiks šitos informacijos, tai pasakau. Tai ką, trečiasis turas, įdomusis mūsų kryžiukai, nuliukai, kaip visada kryžiukai ekrano kairėje Šalamaja, nuliukai dešinėje Silkė patalose ir 2 taškai už teisingą atsakymą, 2 taškai už užbrauktą eilutę, 1 taškas už vagystę, jeigu tik galėsite tai padaryti. 40 sekundžių apmastyti kiekvieną jūsų klausimą ir žinoma pradeda atsilikinėjantis, tai Silkė patalose, nes Šalamaja 7, Silkė patalose 4, minus 3 taškai, bet iškart galite panaikinti, jeigu pasimsite ir bonusą. Tai jūs renkatės iš augalo su rizika, maistas, auto pasaulis, prancūzas, upė su bonusu, Jurbarkas, Suomija, Švedija, Šveicarija, sklandytuvų sostinė, siaubo trileris. Maistą gal? Ar sklandytuvų sostinė? Sklandytuvų sostinė. O kas tas sklandytuvų sostinė? Nežinom. Nežinau. Aš tai rimam. Tai sužinos. Iki 1941 šis miestas garsėjo savo alumi, o iki pat dabar sklandytuvų gamykla. Jei įdomitės krepšiniu, tai čia gimęs įdomus treneris, kuris beveik nekalba angliškai, bet treniravo ne vieną užsienietį. Kuris tai miestas? Prienai. Taip, tai yra Prienai ir tai yra 7-6, o žinote trenerį? Čia turbūt Prienų Šeškus. Taip, kuris beveik angliškai nei bumbum, bet ir bolus patreniravo Prienuose ir panašiai. Gerai skamba, bolus patreniravo. Taip, bolus patreniravo. Man smagu, kai jums smagu. Nu, kur iksai keliaujam? Žiūrėk ant šono. Prancūzas ar Suomija, Švedija, Šveicarija, aš neimčiau, bet... Suomija, Švedija, Šveicarija. Suomija, Švedija, Šveicarija. XY Emil Mannerheim. Tai Suomijos karinis ir politinis veikėjas, jį matote ekrane. Jis tikrai garsus, nes švedų ginklų koncernas Saab beje pavadino taip matomą prieš tankinį granatsvaidį, kurį irgi matote. Tai kokie vardai slepiasi po X ir Y, jei pirmiau galimai pamastysite apie šveicarą, tad man reikia būtinai abiejų. XY bent vieną neteisingai taškų negausite. Karlas Gustavas. Taip, Karl Gustav Emil Mannerheim. O ko į Šveicariją? Kas? O su Šveicarija čia? Karlas Gustavas Jungas yra šveicarų garsusis psichologas. 9-6. Va taip. Turime labai gerai. Iš ginklo išsiaiškinot ar kitų? Ai, šiaip. Kokie daugiau garsus, ne? Ką nežinai? Tai ką, turit po savo eilutę? O maistą? Maistą. Maistas. Pavalgėt? Vat kaip tik dabar išalkom, tai. Tai galėsit užsisakyti, galimai čia yra. Tardami atsakymą, tik neįvardinkite bjaurybės. Koks šio patiekalo pavadinimas, kurį manoma LDK laikais į Lietuvą atvežė ponas Forsa? Zrazai. Taip, zrazai. 9-8. Per lengva.
savo dabar reikia nuspręsti. Va, taip. Nes viršų. Dar neturėsim Ten viską daugiau rinktis. Nu, vyrai, Įmam upę. tai jau teks. Upė. Ir čia galit netgi 3 taškus užsidirbti, jeigu atsakysite. 140 km upė matoma, vat mėlynai pažymėta. Matus. Upės pavadinimo žodis giminingas latvių žodžiui reiškiančiam klampynę. Pas mus irgi taip gali būti pavadinta šlapia, pelkėta ir klampi vieta. Koks upės pavadinimas? Bonus, jeigu teisingai atsakysite, į kurią upę įteka ši upė. Ir galėsite užsidirbti 3 tašką. Tai kai žinote, spauskite. Susikraji tada. Kokia dėlė? Tai nemanėlis koks. Liūnė. Ne liūnė. Ar jūs turite variantą? Bala. Ne bala. Lėvuo. Ir įteka į mūšą. Va. Tai išlieka 9-8 nepakitę. Draužinėje šitą upę žino. Taip, Silga padalose jūsų kelias uždarytas, bet turi dar kitą kelią. Jurbarkas. Jurbarkas yra toks. Liaudies etimologija teigia, kad kadaise kunigaikštis Palemonas turėjo 3 sūnus, kurių vienas ir... Barkas. Taip, Jurbarkas, Barkas. 9-10. Kažkaip nėra palaikymo, ne? Pavargo blot liaudas. Jūs va tokį norit, ne, padaryti. Mes tokį darom. Neišeina kažkaip. Prancūzas. Prancūzas. Kas tas prancūzas? Tai prancūzas, kuriam Tauragėje net atminimo lentelė kabo, o žmogiškoji komedija neaplenkė ir jo. Balzakas. Taip, Honoré de Balzakas. 11-10. Šauniai. Nu ką, beliko rizikuoti. Augalas. Taip. Pabandykit atspėti augalą. Nu, kokį šaukit. Ne? Na gerai. Artišokas. Įvardinkite valgomą augalą, kurio lietuviškas pavadinimas susidėtų iš cheminio elementų trumpinio ir valstybės. Jeigu nepasakytų, ne? O maniau labai lengva. Opa. Ir įkrito. Na, spėkit bet ką. Ne? Bananas, vis tiek netasai. Ne, tai -1, 9. Jūs galite spėti, bet jeigu nepataikysit -1, jums irgi galioja. Cukinija. Taip, cukinija. Varis ir kinija. Va taip vyrai vara. Ir ką, 12-9 ir nepasibaigė 12-9, nes užbraukta eilutė, tai reiškia 14-9 Šalamaja priekyje. Nu ką? Jie buvo, žinai, kitos tokios italija, tokios trumpas, žinau. Aš irgi, žinau, kažkaip.
Tai ketvirtasis turas, 2 klausimėliai. Ir turime Šalamajas 14 taškų, Silkės patalose 9 taškus. Čia galima 6 maksimaliai surinkti. Tai čia viskas dar gali būti, kad keliausim ir į 5 turą. Bet gali būti, kad Šalamaja nuskries tiesiog ir paliks Silkę patalose 2 kartą dalyvauti kokiam nors kitam mieste, ne? Tai 3 taškai iš kiekvieną jūsų atsakymą ir atsakinės pirmieji. Paspaudę. O pirmas pavadinimas toks, kad kelsimės į Latviją. Žemaitijos sostinės pavadinimas labai panašus į Latvijos miesto X pavadinimą, dar vadinamą 9 kalvų miesto. Tik tariamas pavadinimas lyg būtų šveplas ir su išmuštais dantimis. Tad koks tai Latvijos miestas? Telsi. Ne, ne Telse. Celsa? Ir ne. Tai Talsai. Talsai. Latviškai Talsi, lietuviškai Talsai. Tai 14-9 išlieka ir reiškia mir gyvenk Silkės patalose klausimas. O jis yra. Kaip vadinama šis motociklų sportas? Nepamirškite sportą paminėti ir oro srauto. Speedway. Taip, Speedwayus 14-12. Nu ir ką? Pirmas šio sezono 5 turas bus mūsų akiratyje. Tai 5 turas, kaip visada, po vieną užuomeną ir kuo daugiau pasakau jums užuomenų, tuo mažėja. Kiekvienai užuomenai turite 20 sekundžių apmastyti. Jeigu jūs paspausite mygtuką ir neteisingai atsakysit, 2 kartą galėsit spėti tik, jeigu neteisingai atsakys jūsų kolegas. Tad rizikingas turas 14-12, Silkė patalose 2 taškais atsilieka, o šiame ture jums reikės atsakyti, kuri tai kūno dalis? Kokią čia kūno dalį paslėpiau? 4 taškai. Senolės Delfose pasaulio centrą žymėdavo Bamba. Bamba! Taip! 14-16. Silkė patalose netikėtai, bet laimi. Taip, žiūriu. 1 kartą tik pirmavot, kai buvo 90. Į visą laiką atsilikinėjot. Ai ne, dar pirmam ture pirmavot. Tai labai geras pasirodymas, ačiū, jūsų gubernijos čia, mikrofonus palieka. Svarbiausiai tinkamas vietas aplankyti laiku. Taip. Labai patiko. Gubernija. Čia visi savi.